Kągi, laba diena, girdisi. Laba diena, brangus klaipėdiečiai, klaipėdietės ir svečiai. Kaip visada, man visada kelia juoką pirmos tuščios eilės, tarsi kokios dvasiom rezervuotos būtų, tai ir su dvaselėm tada labinuosi. Smagu susitikti Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje ir vėl ir šį vakarą mes turim tokią vieną priežastį, naujausią poezijos knygą Vandens skonis. Ir žinoma, tą žmogų, kuris sudėjo ten visas raides, mintis, atsiminimus, smulkmenas, Gintarą Grajauską. Galit paploti. Iš tikrųjų, eidama čia, aš esu Agnė Bukartaitė, esu žurnalistė ir klaipėdietė arba klaipėdiškė, jau čia kaip norit, gimiau Klaipėdoje. Tai su Gintaru, kuris Klaipėdoje nuo 8, kiek atsimenu, mes pažįstami bent jau iš matymo labai seniai. Ir iš tiesų, jeigu prieš kokį 30 metų man kas nors būtų pasakęs, kad man teks tokia laimė kalbinti Gintarą tokioj bibliotekoj, viešoj vietoj, aš būčiau vienintelį priekaištą tikriausiai turėjus, kodėl taip reikės ilgai laukti 30 metų. Tai kol nepradėjom nirti į tą poeziją, į eilėraštį, turiu tam tikrus dalykus, kuriuos privalau padaryti, tai pradėsiu nuo formalumų. Akcija metų knygos rinkimai. Šiemet jau 21 kartą nuo 2005 metų kviečia skaitytojus rinkti jiems labiausiai patikusias Lietuvos autorių knygas iš komisijos pasiūlytų 5 kategorijose vaikų, paauglių, prozos, poezijos ir negrožinių knygų. Į 5 yra atrinktos šiuolaikinių lietuvių autorių knygos, kurios buvo išleistos praėjusiais 2025 metais. Gintaro Grajausko knyga Vandens skonis, kurią čia ir matote, nominuota poezijos knygų kategorijai ir šis vakaras skirtas susitikimui ir šios knygos aptarimui. Pristatyti Gintaro Grajausko tikriausiai šiai publikai visiškai nereikia, bet nesinori ir kartoti to, kas jau buvo pasakyta per Nacionalinės kultūros ir meno premijos apdovanojimus ar kitomis reikšmingomis progomis, ką jau yra 1000 kartų pasakę literatūrologai. Man visą laiką norisi pasikapstyti truputėlį po savo atmintį ir štai ką aš atsimenu. Aš manau, kad daugelis mano kartos klaipėdiečių, tie, kurie čia užaugo, buvome pirmiausia Gintaro klausytojai, neskaitytojai. Skaitytojais tapome vėliau. Ir būtent jo ir draugų, bičiulių grupė Kontrabanda mums reiškia labai daug ką, nes tai buvo sąjūdžio, tai buvo nepriklausomybės, tai buvo bohemos, tai buvo prieplaukos laikai, tai buvo tokios tikros, kažkokios tokios išsvajotos, gal svajotos laisvės laikai. Ir kai grodavo Kontrabanda, bliuzroko grupė, mums atrodė, kad mes esame to naujojo pasaulio dalis, niekuo nenusileidžianti geriausioms užsienio grupėms, tik tiek, kad mes girdime savo nuostabią lietuvių kalbą ir šiaip labai gerus Gintaro tekstus. Todėl man Gintaro poezija, kalba visada yra ne tik ironiška, ne tik sociali, ne tik jautri, bet ir muzikali. Todėl dabar paklausiu, kokia muzika groja naujausioje tavo, beje susitarėm su Gintaru pasituinti, naujausioje tavo eilėraščių knygoje Vandens skonis. Labą dieną. Šiaip jau geras klausimas, aš galvoju, kokia muzika tai galėtų būti šitie eilėraščiai. Tai manyčiau, kad kažkokios rūšies minimalizmas visgi, nežinau, Philip Glass ar Steve Reich, kažkas į tą pusę, kur yra kažkoks pasikartojantis audinys, kuriame po ilgo laiko kažkas vos pasikeičia ir tada tas mažytis pasikeitimas, staiga atrodo, kad ten, nežinau, baisi moduliacija, baisus kažkoks šuolis, didžiulis muzikinis įvykis, nors iš esmės tik tai toj struktūroje tik tai viena nata pasikeitė.
Styvas Reichas arba Glasas visai neblogas pasirinkimas. Štai mane traukia taip už liežuvio paklausti. Čia visai neseniai Rolandas Kazlas taip gražiai pasakė, kad gyvenimas tai yra tas brūkšnys tarp dviejų datų. O man atrodo, kad vietoj brūkšnio labai tiktų ir tas vanduo, kuris yra vanduo kaip gyvybės šaltinis, kaip dalykas, kuris jungia žmonės ir žemynus, kaip dalykas, be kurio yra neįmanoma jokia gyvybės forma ir jokia kūryba. Tai vandens skonis, šitas eilėraščių knygos pavadinimas, kaip jis atėjo į mintį, į galvą? Atėjo jisai turbūt jau, kai ta knyga, bent jau, nežinau, 4/5 tos knygos jau kaip ir buvo, gal dar nebuvo iki galo sudėliota, bet tekstai jau buvo parašyti ir kažkaip aš ieškojau jam tinkamo rakto. Ir tada radau, kad aš anksčiau truputėlį buvau parašęs eilėraštį, kuris taip ir vadinasi, vandens skonis. Ir kažkaip pagalvojau, kad čia, tai iš esmės, tai yra šitos knygos raktas. Nes vanduo yra visako pagrindas ir netgi žemynai, sausuma yra tik tai salelės vandenyje, jeigu taip žiūrėsime. Iš esmės žemė yra vanduo su truputėliu sausumos inkliuzu. Ir šiaip vanduo yra visako pagrindas, bet dažniausiai mes nelabai įvertiname kaip gėrimą, tarkim. Mes linkę vandenį kažkaip paspalvinti, padažyti, sumaišyti su, raugintomis sultimis, pasidaryti savo gražų raudoną vyną ir taip toliau. Bet iš esmės viso to, ką mes geriam, pagrindas yra pats paprasčiausias vanduo. Ir jeigu atmesti visus tas spalvas ir skonius, kurie yra papildomi, tai lieka vanduo, kuris savaime kaip ir neturi lyg ir skonio, bet iš tikrųjų turi. Ir vanduo iš krano, vanduo iš butelio, vanduo iš kitos rūšies butelio, jie skiriasi kaip diena ir naktis, tik tai reikia pajusti tą skonį. Iš tikrųjų ten yra tie tokie mažyčiai, kaip Steve Reich, mažyčiai niuansai, kurie tą vandenį atskiria. Ir kažkaip begyvenant ir matai, iš pradžių tau norisi stipresnių dirgiklių, ryškesnių spalvų, aiškesnių kažkokių skonių, o paskui tu supranti, pamažu pradedi suprasti, kad vienintelis dalykas, ko tau iš tikrųjų reikia, tai yra vanduo. Tai yra tavo pati esmė. Ir čia aš kalbu metaforiškai, kad apskritai žmogaus gyvenime yra pilna jam nebūtinų dalykų, kurių jisai ieško ieškodamas nuotykių ir ieškodamas, prasmės savo gyvenime ir taip toliau. Jis galvoja, kad jam tą prasmę gali atnešti, nauji potyriai, nauji daiktai, nauji batai. Ir paskui aišku, stebėsi, kas čia įvyko, kad aš tiek daug visko pakeičiau, o mano gyvenime niekas nepasikeitė. Tai iš esmės niekas ir negalėjo pasikeisti. Jeigu rankose turit Gintaro naujausią knygą Vandens skonis, tai į ką bent jau aš atkreipiau dėmesį, kad Gintarai, tavo visas knygas, labai gražus leidimas iš tikrųjų, man labai patiko, labai kompaktiška knyga, ne tik todėl, kad čia, taip sakant, yra autobiografija mažajam žanre, bet labai gražiai išleista knyga ir kiek aš žinau ir perverčiau dar prieš susitikimą, tavo visos knygos buvo didžiųjų leidyklų leistos, tai Vaga, Tyto Alba, Rašytojų sąjungos leidykla, o dabar į tokią nedidelę, jaukią Baziliskas leidyklą, kuri buvo įkurta 20 metais, kiek čia, 5 metai leidyklai. Kaip patekai į to Vilniaus Bazilisko rankas ir ar jos švelnios buvo, kaip patiko tas darbas su leidykla, nes tai yra irgi labai svarbus dalykas. Bazilisko leidykla, pačioj pradžioje jie vadinosi Bazilisko ambasada. Aš stebėjau turbūt nuo pat pradžios, nuo jų atsiradimo. Kažkaip iš karto suklusau, nes tai yra žmonės, kurie leidžia nekomercinę literatūrą ir turi labai gerą skonį ir kažkaip sugeba tas knygas leisti, milijonų iš to neuždirbdami be abejo, bet dar kažkaip matyti ir pragyventi iš to. Ir nežinau, mane apskritai visą laiką žavėjo mažos mobilios struktūros, kurios sugeba padaryti kartais daug daugiau,
negu didelės galingos, negu dideli galingi fabrikai ir taip toliau. Ir yra buvę tokių variantų, kai aš tiesiog realiai gyvenime mačiau tokį atvejį, kai 2000-aisiais berods Frankfurto knygų mugės viešnia turėjo būti Lietuva. Ir mačiau visą tą procesą, kuris iš pradžių buvo atiduotas kultūros ministerijai, su visa pagarba kultūros ministerija irgi dirba ir viskas ten yra tvarkoj, bet tai yra lėta, nejudri, didelė mašina. O laiko ten buvo jau iš karto per mažai, kai buvo sužinota, kad Lietuva yra garbės viešnia. Ir tada ten kažkaip net nežinau aš tų visų peripetijų, bet žodžiu, tada buvo įsteigta lietuviškos knygos tokia organizacija, kurią iš esmės sudarė 2 jaunos merginos germanistės ir buhalteriai. Ir jos viską padarė. Ir čia su Bazilisku yra labai panaši istorija, nes tai yra iš esmės 3 žmonės, taip, 3 jauni žmonės, 3 poetai, kurie yra patys poetai, geri poetai ir turi puikų skonį. Jie leidžia poeziją, leidžia vertimus. Nežinau, ar turi buhalterį, gal net ir tos neturi. Dievai, šiandien nesuprasi, kad ir poetai gali ir patys skaičiuoti neblogai kai kurie. Tai va, ir kažkaip aš žiūrėjau iš šono ir pagalvojau, kad man būtų visai smagu išleisti toj leidykloj knygą. Neturėjau jokių intencijų ten, nei kad ten, nežinau, pabėgti nuo tų didžiųjų, ar tiesiog ten, nežinau, kaip nors ypatingai palaikyti tą leidyklą. Man tai atrodė tiesiog labai smagu ir paskui visas procesas buvo fantastiškai greitas. Viršelį jie beje surado irgi. Tai aš apie viršelį labai ir norėjau paklausti, nes viršelis tai akivaizdu yra meno kūrinys, tai yra Lino Jusionio darbas, kuris yra Mo muziejaus rinkinyje. Darbas vadinasi, su užsirašius kažkaip, kaip jis čia vadinasi, dar pažiūrėkime ten. Tai tikrai įdomus, toks irgi lakoniškas, labai estetiškas, aišku, melsvi tonai dominuoja. Ar pačiam tau, nes kaip suprantu, pasiūlė leidykla ir prilipo? Leidykla pasiūlė kokius gal 20 variantų, jeigu nedaugiau, nes aš kažkaip su vizualiaisiais menais nelabai turiu kažkokių tokių kontaktų ir apskritai neišmanau tos srities tiek, kad galėčiau sakyti, va, šitas darbas galėtų būti mano knygos viršeliu. Kartais labai retai, bet yra ir tokių dalykų nutikę mano gyvenime. Bet dabar aš tiesiog pasitikėjau leidykla ir kadangi žaibiškai reikėjo tai padaryti, tai jie tiesiog atsiuntė visą paketą ir tam pakete buvo šitas darbas. Ir tas darbas man iš karto krito į akis ir kiti iš karto atkrito, nes buvo aišku, kad šitas yra viršelis. Pirmoji eilėraščių knyga tavo tatuiruotė, berods 93 metai išleista. Tu esi sakęs, kad to bičo praktiškai jau nebepažįsti, kuris parašė tą poeziją. Bet man atrodo, sąsaja tarp tavo pirmosios knygos eilėraščių ir šitos yra labai aiški. Tai yra būtent tas bičas, kuris ano jau nebepažįsta, bet rašo prisiminimus apie jį eilėraščiais. Nuo jo vaikystės iki 54, paskui aiškus lūžis 2 eilėraščių fone ir jau šie laikai. Tai aš čia truputėlį papasakoju, kas yra toje knygoje, nes ta knyga yra sudaryta, kaip aš suprantu, labai chronologiškai tikslingai, prasideda nuo Gintaro vaikystės ir baigėsi šią dieną, tai yra dabartimi. Jeigu gali papasakok, kaip tu sėdėdamas tame, o Gintaras man prieš tai pasakojo, čia senam prieš tai buvusiam interviu, kad sėdėjo Visbyje ir kūrė, baiginėjo knygą. Tai kaip tame Gotlande Visbyje sudėjai tą eilėraščių knygą? Koks tai buvo būdas? Nes esu girdėjus, kad buvai išsiklojęs ant grindų. Tai čia yra tradicinis mano metodas ir aš visai nenustebau, kai paaiškėjo, kad tarkim Marius Burokas irgi daro tą patį, nors aš jam berods ir nepasakoju apie savo būdą. Tai yra tiesiog labai patogu, kadangi vis tiek tai yra popieriniai puslapiai, tu turi matyti visumą. Neišeina ten, nežinau, planšetį juos kažkaip dėlioti ar kompiuterį, ten reikėtų, nežinau, 100 su viršum ekranų, kad galėtum tai padaryti.
Tai tiesiog tu tuos puslapius išsidėlioji ant grindų ir maždaug dėlioji, nežinau, tokiams labai sąlyginiam grupėm. Kas prie ko dera, kas po ko negali eiti, tarkim, nes būna vienas eilėraštis ir kitas turi kažką pernelyg daug panašaus. Ir juos tada reikia atskirti, jie turi būti kažkur kitur, nes jeigu bus greta, tai atrodys keistai, kad jie vienas kitą kopijuoja. Ir va tokiu būdu ir dėlioji tas knygas, tai jos visos yra šitaip atsiradusios. Išskyrus gal prozą, nors proza irgi buvo panašiai. Tu tik prozą sužinojai. Ten buvo skyriai, ten buvo ir dėl kažkokios temos. Kokį Kortasarą galima taip kopijuoti. Galima. Tai, šiaip tas toks knygos atsiradimas. Bet būtent ta chronologija, tokia, tas nuo vaikystės ėjimas į šias dienas. Šlepikas, redaktorius, sakė, tarsi įsiūlė tau, kad pramaišiui daryti, nedaryti tokios tvarkos. Taip. Ir tą variantą aš irgi turėjau omeny, nes kažkaip labai akivaizdu, kad ta pirma tokia, pavadinkime, sąlygiškai autobiografinė, ta pusė, kur yra vaikystė, paauglystė, jos knygai yra per mažai, reikia dėti ir tuos papildomus eilėraščius ir galbūt galima būtų juos kažkaip maišyti. Bet aš ten tą porą savaičių visgi to ir užsiminėjau, kad aš dėliojau visus įmanomus variantus ir visgi likau prie to, kad tiesiog labai logiškai, natūraliai yra paauglystė, yra vaikystė, paauglystė, jaunystė, tarkim taip sąlyginai. Paskui branda, labai aiškus lūžis. Ir tada jau eina šie laikai. Ir tai kažkaip labai natūraliai skaitosi. Nes jeigu bandai maišyti, dingsta tas personažas, lyrinis herojus iš tų pirmųjų eilėraščių. Ir tai tiesiog kažkaip labai komplikuoja skaitymą. Aš tai prie šito. Poezija tikriausiai nėra skaitytojai kažkoks literatūrinio tyrimo objektas. Aš nežinau skaitytojo, kuris skaitytų poeziją ir racionaliai ją kažkaip analizuotų. Tai gal paskaitykim apie tai, apie ką čia jau taip ilgai kalbame. Nors beje, aš pažinojau tokį skaitytoją bent jau vieną, kuris skaitydavo eilėraščius ir prozą turbūt taip pat, pasiėmęs simbolių žodyną. Randa žodį, jisai pasižiūri, ką tas žodis reiškia simbolių žodyne ir taip dešifruoja viską. Paskui labai džiaugiasi, kad jisai čia tiesiog kaip koks... Atrandami. Enigma tiesiog nulaužė. Vaikystėje mama man prie pirštinių prisiūdavo gumytę, kad nepamesčiau. Labai teisingai darė. Nes paskui, kai jau nebebuvo kam prisiūti gumyčių, jas nuolat pamesdavau. Mano gyvenimo kelias nuklotas pamestomis vienišomis pirštinėmis. Dabar pasenau ir jau daugiau beveik niekad nebepametu pirštinės. Gal tai ir yra viso gyvenimo prasmė ir esmė išmokt nepamesti nepririšto. Čia irgi eilėraštis iš tos pirmosios pusės, kur yra vaikystė, paauglystė, jaunystė. Ir čia buvo toksai iš tikrųjų realus epizodas, kai man įtarė tuberkuliozę, man buvo kokie 5 turbūt metai. Ir aš išvažiavau netoli Kauno į sanatoriją, ten praleidau kurį laiką. Ir paskui kažkaip mistiškai išaiškėjo, kad man ten nieko nėra, bet tai išaiškėjo po daugybės metų. Galų gale visi ten žiūrėjo, jų Klaipėdoj, čia kitoj vietoj, nusprendė, kad čia yra tiesiog silpnas tulžies pūslės uždegimas ir nieko čia nėra ir niekada nebuvo. Tai aš paskui... Bet patirčių turėjai. Patirčių turėjau ir nuo to laiko. Tai paskui ilgą laiką labai įtariai žiūrėjau į medikus. Dabar jau šiek tiek švelniau, bet vis tiek įtarumas liko. Derliaus šventė.
Sanatorijoje šiandien ypatinga diena – derliaus šventė. Tėvai atvažiavo pasižiūrėti, kaip gražiai mažieji čiovininkai dainuoja ir šoka. Gavau baltą blizgančią karūną. Žalia karūna iš kefyro dangtelių, balta karūna iš pieno dangtelių. Mano partnerė su žalia karūna, liesa didžiaakė mergaitė, dainavo: būsiu aš dangaus valdovė Valentina Tereškova. Aš irgi dainavau kažką, kad noriu būti kosmonautu ir gal jau beveik juo esu. O pabaigoje visi grįžome iš kosmoso į Žemę, kur šokome rateliu, o paskui vėl dainavome. Dabar jau dainavome apie daržoves. O daina baigėsi žodžiais, kuriuos dainuojant reikėjo visiems pasiglostyti pilvus. Skani bus daržovių sriuba, tai va. Paskui tėveliai ir mamytė šypsojosi ir plojo, o kosmonautai ir daržovės nusilenkė žiūrovams ir pasakė: ačiū už dėmesį, gerbėmieji žiūrovai, jūs puikiai vaidinot laimingus. Šitą knygutę aš gavau per blatą, turiu pasakyti, bibliotekoje. Ją išėmė iš vitrinos, kad galėčiau perskaityti prieš šį vakarą. Ir skaitėme mes su jie, su mano tokiais kūdikėliais, kurie yra paauglių amžiaus. Ir jie pasakė labai tokį įdomų dalyką, tokią savo pastabą, kad taip žmonės ir turi rašyti autobiografinės knygas. Trumpai, talpiai ir aiškiai. Jas įmanoma perskaityti. Bravo, perduok linkėjimus, nes aš labai panašiai ir galvoju. Ir dalis, gal ne pati pirma mintis buvo, iš pradžių aš pradėjau rašyti tos eilėraščius, tokius kažkokius mažus nutikimus iš tų laikų. Ir paskui man dingtelėjo, kad, gerai, čia žmonės rašo savo autobiografijas, kurios yra labai storos, yra įrašyta visi įmanomi pasiekimai, yra įrašyta, koks aš buvau geras, koks aš buvau gražus, koks aš esu vertingas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tose knygose teisybės yra apie žmogų labai mažai. O teisybė, ko gero, ir yra tie visokie maži nutikimai, kurie neaišku kodėl, jie nėra tokie, atrodytų reikšmingi, kad jie tau iki pat senatvės liktų galvoj, bet jie kažkodėl lieka. Ir paskui tik tai supranti, kad tie maži nutikimai kažkokiu būdu formavo tave patį. Ir galbūt formuoja iki šiol. Tai aš irgi taip pats savo suvedžiau, kad taip, tai yra būdas parašyti tokią keistą biografiją, eilėraščiais. Gali kiekvienas pabandyti. Gali, aišku. Manau, kad jau jeigu ne poezija, tai psichoterapija puikiai būtų, nereiktų įti pas daktarus, kurių tu nemėgsti. Tai aš dar, mes esam kalbėję, kad tu mėgsti rašyti poeziją išvažiavęs. Ir aš suprantu, kodėl, nes poezijai reikia kažkokio, ne tai, kad kažkokio geografinio atstumo, bet reikia atsitraukimo nuo rutinos, nuo kasdienybės, nuo darbų, nes pats esi ne tik poetas ir rašytojas, dar esi ir Klaipėdos dramos teatro meno vadovas, ir tai yra sudėtingos pareigos, kur tikrai tenka dirbti ir savaitgaliais, ir ne nuo 8 iki 5, ir visai kitaip, ir aistrų, ir emocijų ten irgi yra daug, ir visa tai, kai reikia tą registrą perjungti į savo poetinę kalbą, yra sudėtinga. Sakai, kad mėgsti rašyti tokiose vietose, kurie turi vieną bendrą vardiklį, tai yra didelis vanduo arba jūra. Tai šitą knygą irgi neišimtis, Visbis, minėjai Stokholmą, Portugalijos kažkokius miestelius nedidelius, kur yra tinkamos sąlygos kūrybai ir gyvenimui. Turbūt taip, tik tai nėra taip grinai mechaniškai. Aš nebūtinai turiu, turėti prieš akis daug vandens, kad galėčiau užrašyti eilėraštį. Tiesiog tas kažkoks vandens buvimas šalia, jisai man tinka. Man tinka tokie miestai, aš juose galėčiau gyventi. Štai aš Klaipėdoje gyvenu galų gale, yra šalia vanduo, ta pati jūra, prie kurios aš netaip jau dažnai ir nueinu,
bet pats faktas, kad jinai yra šalia, jisai mane kažkaip labai teigiamai veikia, mano supratimu. Nu ir taip, iš tikrųjų, daugybė tų miestų, apie kuriuos aš esu pagalvojęs, aš čia galėčiau galbūt gyventi. Tai jie iš tikrųjų yra arba prie jūros, arba ten prie kokių upių. Bet žodžiu, vandens ten turi būti. Miestas, kuriame nebūtų daug vandens ir nebūtų medžių, tarkim, man ten yra truputėlį nejauku. Dubajus. Arba... Yra vanduo. Vandens, aišku, visur yra, kitaip žmonės negyventų ten, bet va, tas medžių nebuvimas man irgi taip atrodo, aš kaip ir tolokai nuo gamtos, toks miesto vaikas ir taip toliau, bet jeigu aš išeinu į miestą ir nematau ten pakankamai daug medžių, man ten nejauku, ten tas toks, nežinau, betonas ir... Irgi tam tikros gyvenimo smulkmenos. Apie tas smulkmenas. Pats esi minėjęs, kad poetui tam, kad jis parašytų eilėraštį, reikia kažką pastebėti, kažkokią universalią smulkmeną, kažkokį kad ir nedidelį dalyką, kuris tiktų daugelį žmonių. Kaip tu tuos tokius mažus dalykus apčiuopi? Ar mes iš tikrųjų šitam fragmentuotam, tokiam atsiskyrusiam pasaulyje, tokiame, kur žmonės susėda ne kartu, bet tarsi kaip per COVID, skyrium po vieną, mes vis dar turim tų universalių, bendražmogiškų, kažkaip suprantamų dalykų, kurie mus jungia. Kaip tu tuos pelus nuo grūdų? Per kažkokią asmeninį jausmą. Čia pakankamai sudėtingas klausimas, nes apskritai reikia kalbėti apie tą pamatymą, kuris beje irgi užsivelia. Tu anksčiau šnekėjai apie tai, kad reikia kažkokios distancijos, kad galėtum parašyti eilėraštį. Tai aš kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad yra kažkoks nematomas mygtukas, jungtukas galvoj, kuris jis tiesiog persijungia, kai tu dirbi vieną kažkokį darbą, tai tavo galvoj ten yra, nežinau, ten skaičiai, datos, dar kažkas, kas turi nutikti, nežinau, aktorių pavardės, režisierių pavardės. Ir netgi, kai tu apie tai regis negalvoji, vis tiek tas jungtukas yra persijungęs į šitą režimą. Bet užtenka kažkur išvažiuoti, nebūtinai prie didelio vandens, bet kažkur trumpam pabėgti, ir staiga tas jungtukas persijungia. Ir man to pačiam Visby, ten irgi aš parašiau kažkokį neįtikėtiną skaičių eilėraščių per tas porą savaičių. Ir va tiesiog, jie kažkaip atsirado visiškai iš niekur. Tai vėl, jeigu tu nori pamatyti, tai tavo galva turi būti švari, kažkaip išvalyta nuo tų visų dalykų. O tada jau tas pamatymas, iš esmės, tai, ką tu pamatai, jau ir yra universalu, tik tai reikia išvelgti, kur yra tas universalumas. Parašyti tą eilėraštį taip, kad ir kiti pamatytų taip, kaip tu matei. Atrodo labai paprasta, bet iš tikrųjų ne. Man atrodo, kad visai pavyko, bent jau yra knygoje momentų, kur aš garsiai skaičiau vaikam kai kurios eilėraščius ir man toks gumulas taip gerkliai stovėjo, kad aš galvojau, kažkaip. Sunkiai įsivaizduoju redaktoriaus darbą, bet Alvydas Šlepikas buvo šios knygos eilėraščių redaktorių. Tai koks buvo tas vaidmuo? Nedidelis ir buvo, aš kažkaip, kai man pasiūlė Šlepiką, aš mielai sutikau, nes aš jį pažįstu neblogai, žinau jo poetinį skonį, žinau, kad jis supras, kas čia ir kaip ir kodėl. Ir ten didelių diskusijų tiesą sakant ir nebuvo. Buvo tik tai svarstymai apie tą knygos būtent pačią tvarką, pačią eilėraščių sekas, tarkim. Aš ir pats galvoju apie tą variantą, kad galbūt čia galima pakaišioti būtų, bet pasirodo negalima. Tai iš esmės diskusijų jokių kaip ir nebuvo su Šlepiku. Na gerai. Dialogas su skaitytoju. Tai yra poezija. Paskaitų. Skaitau Mikaldą.
Skaičiau storą sąsiuvinį. Jame buvo ranka perrašytos Mikaldos pranašystės, malda į Šventą Antaną, užkalbėjimai nuo rožės, kopūstų raugimo receptas ir sapnininkas. Kaimynas nugelbė iš savo močiutės. Sakė, čia surašytos didelės baisios paslaptys. Mikalda ten rašė, kad prieš pasaulio pabaigą vyrai bus ilgaplaukiai, kaip moterys, ir tada pasaulis pražus. Iškart pagalvoju apie Led Zeppelin. Teisybė, visi ilgaplaukiai. Bet tokie man daug gražiau už nukirptus avinus. Radom kuo pagazdinti, nuostabu. Ta Mikalda pliauškė niekus, lygiai kaip mūsų plikis majoras iš karinio parengimo. Žinai, Mikalda, visokių pragaro išperų aš per savo 15 metų jau mačiau daugiau už tave. Viskas bus net labai gerai, Mikalda. Kai viskas pasaulyje bus Led Zeppelin, pasaulis bus nuostabus. Kartą pabuvau kietas. Vieną kartą esu žiauriai sudorojęs tokį gatvės banditėlį. Nes bjauriai iškeikė mūsų merginas, rėkavo ir mosikavosi kumščiais. Suvariau jam 2 pirštus vienu judesiu į išpūstas šnerves ir stebuklingai nurimo. Galėjau kur noriu vestis, kad ir rišt prie būdos. Jo akys žiūrėjo į mane su nebyliu siaubu. Nelyg būtų sutikęs Klaipėdos gatvėje šaulinio kovos menų mokytoją. Pasivedžiojau taip truputėlį, paskui pasakiau, gyven nori, ir paleidau. Visai nieko nebesakė, nubėgo neatsigręždamas. Nemažai visokių keistenybių pramokau begyvendamas. Bet iš kur nutiko šitas mokėjimas, man iki šiol didi paslaptis. Taip ir nesupratau, nei kodėl taip padariau, nei jo labiau kaip. Tiesiog labai jau patogios buvo tos plačios šnervės. Tai beros ir visa mano kietumo istorija. Daugiau nieko nėra. Šiaip esu bailokas žmogus. Bet kadaise tikrai pažinojau vieną šaulinio mokytoją. Tai buvo mano mama. Nu ir ką, pereinam gal į šiuos laikus. Tai gal apkalbam šios laikus ir pereinam. Nes yra tie, kaip aš suprantu, tie iš vaikystės perėjimas yra per 2 tuos eilėraščius, kai man buvo 12 ir mačiau abą ir kai baigėsi mano vaikystė. Jie kažkaip yra tas mazgas, kuris suriša su dabartimi. Ir dabartis prasideda ties 54 metais. Tame taške baigėsi tokia aiški laiko tėkmė ir gyvenimas tarsi išlipa į kitą krantą, brandų, tokį pradeda atsiranda tos tokios egzistencinės gyvenimo ir mirties, gėrio ir blogio senėjimo, kaip dabar madinga sakyti, amžėjimo, meilės išsiskyrimo, amžinojo išsiskyrimo temos. Tas vaikystės prologas, sakyčiau, kažkaip jis natūraliai paruošia žmogų gerti įvairaus skonio vandenį, kartais net ir nelabai skanų, o kartais ir visai užnuodintą. Tai man bent jau tas virsmas toks labai buvo įsimintinas knygoje ir ypatingai atsisveikinimas su mama paties. Tu drąsiai, jautriai apie tai kalbi ir visiškai nebijai, kad jinai girdi sėdėdama ten ant debesies. Aš labai tikiuosi, kad jinai girdi. Nežinau, aš gal perskaitysiu šitą eilėraštį, nors tas pats Šlepikas, su kuriuo mes pristatinėjom po Lietuvą šitą knygą, jis nelabai gali jį skaityti, jis pradeda verkti. Ir aš pradėjau. Pažiūrėsiu. Kai baigėsi mano vaikystė,
Aš galiu pats ištraukti tos siūlus, sakau. Kam ten to važinė dėl tokio nieko? Jis skauda. Na taip, truputėlį skauda, sako mama. O tikrai gali pats ištraukti? Tikrai sugebėtum? Ta diena baigėsi mano vaikystė. Vėlokai. Man buvo 54. Ką tik numirė tėvas, o mama vis silpo kasdien. Išdezinfekavau pincetą ir žirklės. Ištraukiau po vieną siūlus, pavaliau žaizdeles. Žiūrėjau į randą ant to pilvo, iš kurio aš gimiau. Dabar mano vietoje auga vėžys. Galiausiai pakėliau akis. Mama žiūri į mane, šypsosi ir sako, ačiū, sakale tu mano. Niekada gyvenime taip nekalbėdavo. Oi, mama, kad tu žinotum, koks aš nesakalas. Aš jau nieko visai negaliu. Šitas pasaulis ne man. Visada čia jaučiausi absurdiškai svetimas. Bet dar niekad nesijaučiau šitoks bejėgis. Kai atėjom atsisveikinti prie mamos lovos po 3 mėnesių, ji jau sunkiai kalbėjo. Kažkuris iš mūsų pasakė, mama, mes tave visi labai mylim. Ir tai buvo tokia skaudi teisybė. O mama staiga ėmė šnabždėti kažką, sukepusiam lūpom, kartojo nesiliaudama atkakliai, kažką be galo svarbaus dar norėjo mums pasakyti. Kol galų gale ne ausimis, o kažkaip kitaip staiga ėmiau ir supratau, ką ji taip atkakliai kartoja. Aš jūs irgi, aš jūs irgi, aš jūs irgi. Na va, ir čia baigėsi vaikiškasis periodas ir prasideda truputėlį kitokie eilėraščiai. Evoliucija. Yra toks jūrų gyvūnas, vadinasi sepija. Kai sepija kas išgąsdina, arba įskaudina, arba šiaip pasidaro sepijai liūdna ir vieniša, tai sepija turkšteli iš savęs rašalo debesėlį, labai panašų į kitą sepiją. Ir tada toje bekraštyje jūroje, ją jau nebe taip baisu ir nebe taip vieniša. Kadaise mes visi, statmenieji dvikojai, išropojom iš jūros. Iš riešapelekių žuvų išsivystė automechanikai, pianistai, kišenvagiai ir Bolivudo šokėjas. O štai iš tų sepijų, vienišų ir liūdnų, atsirado rašytojai. Tavo žodžiai. Poetas turi nujausti, ko jo tekstai verti, jei jis ne visiškas beprotis. Kodėl taip keistai pradėjote rašyti? Kur dingo visos metaforos, visi jūsų amato įgūdžiai, visos meninės priemonės? Klausia žurnalistė, rašytoja. Čia beje citata yra iš eilėraščio, iš tikrųjų. Aš jį galbūt šiek tiek vėliau paskaitysiu. Ten yra toksai dialogas, dialogus skaityti yra sunku, aš nesu aktorius, bet gal kaip nors. Šiaip tai visas, vėl aš dabar prisimenu ir savo pirmąją knygą, ir apskritai kitas knygas, ir kol tu jas rašai, pačioj pradžioje, tai tu nelabai supranti, nelabai jauti, kad tai yra kažkokia eiga, kažkoks kelias, kažkokia logika visame kame. Bet paskui, kai praeina kažkiek laiko, tai
aš pats savo tiesiog kažkaip pradėjau matyti tą kelionę, ir ta kelionė yra tokia atsiribojimo, susimažinimo, savo paties ego sumažinimo. Toks pakankamai pavojingas siaurėjantis kelias, kurio pabaigoje jau turbūt tik tai plonytė linija ir ten nebeaišku, kokius eilėraščius ten galima rašyti, bet labai įdomu. Ar tai yra iš viso jau tyla? Tai šita knyga yra labai pakeliui į tai, mano supratimu. Ir už tai man dvigubai smagu, kad žmonės ją skaito, kad visokia kritika ją pastebėjo ir 5-tuką pakliuvo. Nes jinai yra tokia labai tyli, labai neefektinga, tarkim, taip, neturinti kažko tokio triukšmo, kuris galėtų sužavėti, nuo kurio galėtum šokinėti ir cypauti. Jinai yra tyli. Man atrodo, apskritai daug kas pasakytų, kad jie ne taip įsivaizduoja poeziją. Tai be abejo, kiekvienas savaip įsivaizduoja poeziją. Dauguma ne taip jie įsivaizduoja. Įsivaizduoja, kad poezija yra viskas, kas surimuota, bet čia vėl, kaip žiūrėsi, visur yra ta nerimuota poezija, Dieve, jau šitai nerimuotos poezijos tradicijai yra daugiau negu 100 metų, kai jinai tam tikrose, tarkim, vakarų šalyse, jinai yra praktiškai pagrindinė. Niekas ten neberimuoja. Ir vėl, tas nerimavimas tai nereiškia, kad tu visiškai atsisakai formos ir mėtai kažkokias beformės amebas. Ta forma yra dar svarbesnė, ko gero. Nes jeigu tu tik tai truputėlį suklysti, jeigu dingsta ritmas, dingsta muzika, iš karto sunku skaityti tokią poeziją, kažkas tarp dantų girgžda. Bet ir šičia, nežinau, man labai patinka tavo šitą poezijos knygą skaityti savo. Intimi jinai yra. Jinai yra intimi ir eiti į sceną skaityti šitos eilėraščius. Yra kažkaip netaip jautiesi. Taip, apskritai aš įsivaizduoju poezijos skaitymą kaip procesą būtent taip. Sėdi vienas žmogus ir skaito kitą žmogų, ką parašė kitas žmogus. Ir kartais suranda ten kažką pažįstamą. Pasijunta besąs, nežinau, tos pačios ta pati gyvybės forma. Nereikia ten, kad jis, nežinau, kad surastų kažkokių analogų su savimi ir taip toliau, bet tą bendrumą, kad visi mes priklausom tai pačiai gyvybės rūšiai. Per vandenį. Ir mes tikrai galime vienas kitą šiek tiek geriau suprasti, negu, nežinau, žmogus ir karvė, žmogus ir tigras, žmogus ir dramblys. Žmogus ir žmogus vis tiek vienas kitą geriau supranta. Net jeigu jie visiškai skirtingi. Čia belieka pasakyti duok Dieve, kad suprastų dar tie žmonės vienas kitą. Žmonės yra labai linkę, visokius blogus dalykus linkę, bet jie linkę labai pozuoti, labai pateikinėti save kitokiu, nes tai tiesiog įdomiau. Daugumos gyvenimas yra toks, švelniai sakant, ne iš pačių įdomiųjų. Tai reikia kažkaip pasiįdominti. Tai vat ir pasiįdomina. Vieni pradeda uždirbinėti milijoną, kiti apsimeta Jamesu Bondu ar kokią Disnėjaus princesę, dar ką nors. Ir taip yra įdomiau. Ką tu jam dabar padarysi? Jie tokie. Šiaip tai žmonės yra gerokai vaikiškesni, negu jiems patiems atrodo. Reikia tik tą ploną luobelę krapštyti. Taip. Paskaitom? Pabandykime. Nes jau aš žiūriu į laiką ir galvoju, kad reiktų baigti, o dar norisi leisti ir jums kažką paklausti, jūs norėsit paklausti. Ar skaitysi apie darbą? Apie darbą, kaip viską reikia sutverti ir pataisyti. Dabar? Ne dabar. Tai prieš tai aš dar klausimą pradėsiu. Užduoti. Aš dar kokį trejetą dar paskaityčiau čia iš tos antros pusės, bet
kad nebūtų viskas taip graudulinga. Vienas žmogus, dažniausiai moteris, pagalvoja, štai šitas žmogus žino, kaip mane išgelbėti. Kitas žmogus, dažniausiai tai vyras, pagalvoja, net neįsivaizduoju kaip, bet gal galiu pabandyti. Dar jis pagalvoja, iš tiesų tai visai norėčiau ką nors išgelbėti. O ta moteris pagalvoja kitaip. Aš tai labai norėčiau būti išgelbėta. Niekas nieko, žinoma, neišgelbsti. Ir niekas neišsigelbsti, nes kasgi galėtų. Bet kartais nutinka, kad tie žmonės tiesiog pradeda gyventi kartu. Ir begyvenant jiems nutinka visokių dalykų. Kartais ir labai nesmagių. Bet kai kuriuose nuotraukose jie atrodo iki kvailumo laimingi. Atrodo, lyg būtų išgelbėti. Mes daug dirbame, nes reikia išgelbėti pasaulį. Mes diskutuojame apie didžiojo blogio prigimtį, analizuojame blogio priežastis, baisimės blogio pasekmėmis. Ieškome, ką tokio galėtume jam pasakyti, kad jis galų gale liautųsi. Gal pasakyti jam, kad jis iš tiesų geras, tik to nežino. Ir jis susidrovės ir išeis. O gal pasakyti jam, kad dabar 21 amžius ir jau niekas taip seniai nebedaro kaip jis. Pasakyti jam, kad jis archaiškas, kad jis visiškas anachronizmas. O gal pasakyti jam, koksai putlutis. Ir jis ims krykšti ir guguoti, ir jo kruvinos iltys iškris, ir jis pradės mums šypsotis bedantę burną. Mes diskutuojame ir pasiekime konsensusą. Ir prieš pat balsavimą su triukšmu atsidaro dvivėrės durys. Ir įeina blogis pro jas. Ir juokiasi, nes mes tokie juokingi. Ir šitaip juokingai mirštame. Vandens skonis. O pastebėjai, kad visi tie žmonių ritualai, vieši ir intymus, prašmatnūs ir asketiški, yra truputėlį juokingi. Ir mano tokie. Atsimenu, kai man buvo jau visai blogai. Tiesiog nebėra kur dint, kai blogai. Tai geriau vandenį. Kas ryt. Įsipildavau stiklinę ir kalbėjau su vandeniu. Mintyse arba ir garsiai. Gal nebuvau išėjęs iš proto, tiesiog instinktyviai jaučiau, kad kažkokiu keistu būdu man tai gali padėti. Sakiau, ačiū tau vandenie, kad galiu tave gerti ir kad tu toks skanus. Ir gerdavau dideliais gurkšniais. Suprantu, juokinga, bet man padėjo. Apskritai gyvenime labiausiai padeda kvaili ir juokingi dalykai, o tie rimti ir protingi nepadeda nei kiek. Dabar tiesiog geriu vandenį, kai būnu ištroškęs, tylėdamas. Nes dabar, šią akimirką, viskas yra gerai. Vanduo tebėra skanus. Aš tebesu gyvas.
jau tas klausimas. Jau tas klausimas tada. Žinai, Gintarai, tave vadina gyvų klasikų, man šitas epitetas ar titulas yra visada žiauriai juokingas, nes tarsi lauktų, kas tavo mirties. Negyvas klasikas. Geriau yra, daug geriau. Tai, bet, vat man vis tiek įdomu. Klausiu, nes ar tu mėgsti dirbti darbus? Nu, va tokius paprastus darbus. Kažką sutverti, kažką pataisyti, šeimai iškepti netikrą zuikį savaitgaliu, suremontuoti dviratį. Kokius darbus mėgsti daryti? Šiokius tokius mėgstu, bet tokius, nežinau, nelabai specifinius. Nu, bet irgi čia reikia pagalvoti. Laikui bėgant, ne. Kažkadaise paauglystėje, jaunystėje, tarkim, buvau iš detalių supirktų, iš visokių pažįstamų pasidaręs motorinį dviratį ir važinėjausi. Tai kažkoks polinkis į visokius mechanizmus jisai kaip ir būtų, bet man niekada nebuvo sąlygų ir dabar mano, nežinau, toks vienas iš, irgi ne kasdien aš tai darau, bet man patinka galąsti peilius, man patinka, kad peiliai būtų labai aštrus namuose. Suprantat? Poetas su peiliais. Ne, tai nieko baisaus ir nieko agresyvaus nėra. Tiesiog žmonės kažkaip galvoja, kad aštrus peilis yra pavojingas. Žiūrint, kaip jį naudos. Tai bukas peilis yra pavojingas. Nes bukas peilis nuslys, bukas peilis pjaus ne ten, kur tu nori ir tu tikrai nusipjausi galą piršto bent jau. O jeigu peilis yra labai aštrus ir geras ir jis pjauna ten, kur tu nori, o ne ten, kur... Visos sėdinčios moteris jau žino, ką pasakyti namie, kad pagaliau būtų tie peiliai pakalasti. Tai gal apie tuos taisymus? Tai šituo turbūt ir baigsim, paskui jeigu kas turėtų kokių klausimų, tai aš tikrai mielai atsakyčiau, jeigu tik sugebėsiu. Eilėraštis vadinasi Meistras. Jei gyvenčiau iš naujo, tai norėčiau taisyti ką nors. Kažką, kas nebeveikia. Suneštų man tai, kas nebeveikia viso miestelio moterys. Taisyčiau lėtai, neskubėdamas, sutaisęs prisukčiau spyruoklę ir kad sužibtų lemputės, kad sukrutėtų ratukai. Vožtuvėliai pradėtų linksmai puškuoti, dumplės kilnotis, velenai suktis, pompos, kad pradėtų pumpuoti, basi vaikai, kad imtų bėgioti po pievas, saulė vėl, kad kiltų ir leistusi ir viskas, kad imtų vėl veikti. O vienam vakar numirusiam atsivertų parištas žandikaulis. Burna lėtai prasižiotų, o iš burnos iššoktų gegutė. Ir susirinktų viso miestelio žmonės. Ir sakytų man, o geras tu meistras esi. Niekas visai jau nebeveikia, o tu taip gerai pataisei, dabar viskas vėl veikia. Oi, poezija yra toks dalykas, vieniems prasideda vaikystėje ir tuo pačiu kartais kai kuriems ir baigėsi vaikystėje, tretiems poezija yra būdas ir galimybė užkariauti kažkieno širdį, dar kitiems apvalyti sielą, o tu sakai, kad tai yra būdas susikalbėti tarp žmonių, bet tikriausiai ir tarp, ne tik tarp kai kuriems žmonėms, tarp kai kurių žmonių. Duok Dieve, tas vanduo mums bus skanus ir dar turiu atlikti dar vieną misiją, kurią privalu perskaityti, tai jums leidus, apie tą metų knygos rinkimą. Komisijos atrinktos knygos nominantės po 5 kiekvienoje kategorijoje paskelbiamos Vilniaus knygų mugės metu. Skaitytojai kviečiami balsuoti iki balandžio 23 dienos portale LRT LT. Nugalėtojai paskelbiami ir apdovanojami gegužės 7 dieną, tai yra spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Akcijos organizatoriai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, partneris Lietuvos leidėjų asociacija, informacinis partneris Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
O taip pat dėkojame šiems puikiems namams, tai yra Ievos Simonaitytės viešai bibliotekai, žinoma, Klaipėdos rašytojų mokyklai, tėveliams ir mamytėms, kurie davė mums šį nuostabų poetą, Gintarą. Ir ką, ir viskas, jeigu kas turite klausimų, aš mielai duosiu mikrofoną, replikai ar klausimai. Galėtumėm jau ir pratęsti, ar ne, pokalbis siauram rate. Ar eisit visi namo? Ar dar turit klausimų?